Vakaras, susirinkęs sveikiai šį nuostabų renginį, nepamirškit like, subscribe ir share. Atsimenu, kai sakiau apie Albaniją ir kad, jie čia šiaip huavai vairuoja ir važiuoti nemoka, jūs pasižiūrėkit, pavyzdžiui, yra, pirma juosta, tai pirma juosta net nevažiuokit niekada, žiūrėkit, tiesiog vidury gatvės, taip įpisa mašiną, pajungia varinį, 2 juostų kelias, vidury, užrakinę palikę, ant žiedo palieka, ant sankryžų palieka, taip mašinas, nesparė niekas. Dabar žiūrėkit, vėl parodysiu. Mums buvo pagrindinis Katarsio vokalistas vaikštų. Pirma juostai mašinai pista, pirma juostai ant perėjos ir dabar žiūrėkit. Ant sankryžos vapšė įpistas bimbalas, taip ramiai. Sveiki atvykę į Albaniją. Tai esmė, kad eismas tai toks, pasižiūrėkit, visi dabar turi pristabdyti, apvažiuoti. Už 9 eurus Rolexą gali pasimti. Kadurnas, aš tai norėčiau. Dabar atvarėm papusryčiaus, kaip matėt, eismą parodžiau jums. Varysim į tą bunkeriuką, šiandien paimsim pagaliau, tikiuosi nebus uždarytas. 3 griuvė dienos liko atostogų, tai jau planą kaip ir neturim, šiaip jokia iš esmės. Rūdą malsim kažką veiksim, tai žiūrėsim, dabar valgysim, ateis daugiau gal idėjų, iki kokio miesto čia nulėkti. Nežinom, ką darysim, ar mausim į Juodkalniją iš karto, ar liksim dar vieną dieną kur nors čia Albanijoje. Bet jeigu ir varysim kažkur, tai greičiausiai varysim, kur yra paplūdimys, viešbutis su baseinu ar dar kažką, kad porą dienų tiesiog pačilint. Arba gal į tokią upę plauksim, dar nėra, tai tokie esam pasimetę. Tai tikiuosi, kad maistas padės išspręsti šitos klausimus visus. Tiek kol kas naujienų, manau, pasimatysim bunkeriukį, ką valgysim, nerodysiu, nes jums tikrai neįdomu, o bunkeriai turėtų būti gal įdomiau. Atsilinkome į bunkeriuką numeris 2. A Soso, viens fatigué. Gerai atrodo. Tai žodžiu, žmonių čia ultra daug šitame. Čia tokie tai gaidys skamba. Einam ieškoti įdomesnių dalykų. Eik, vanisiuk. Žiūrėjau. Su kokiam lasdom, tai muždavo žmonės, jeigu neklausydavo. Iš tų tai turėjo kibti visai. Guminiai peiliai. Tai kaip su teleskopu atrodo kažkas. Čia tokių daugiau visokių šnipų reikaliukų, ne visokių stebėjimų įrangų, šitam bent jau būtent muziejai. Mes sakom, kad šitas toksai, anas gal fainesnis, nes labiau toksai bunkeris, o čia jau grinai toksai padarytas muziejus, kas irgi yra gerai, jeigu įdomu pasižiūrėti, bet anas gal mums fainesnis, buvo nežinau. Ėjom pagaliau į ministro kambarį. Jau biškai. Bliam, bet šitą solidėjau, čia žiūrėk ir grindys mediniai sudėtas viskas. Tai ir kompus turėjo kokios šūsris. Jie buvo rimtesni kambariai vakar, geriau gyveno ten jie. Tai čia, kaip suprantu, buvo susitikimų kambarys. Prasčiau atrodo nei ta salė vakar kino, bet vis tiek įspūdinga, aišku. Labas vakaras, susirinkęs sveikiai šį nuostabų renginį, nepamirškit like, subscribe ir share. Gali būti, kad ir viskas, kad išėjimas jau čia bus. Einam, pažiūrėsim dar iki ten. Tai jeigu viskas, tai tikrai anas daug geresnis, 100 kartų geresnis. Jo, viskas to, realiai. Tai nežinau, šiaip. Tau tai neturėtų skelti įspūdžio didelio, ne? Kai drama gaila, kad vakar jo tame nebuvo, nes tikrai daug fainiau anas buvo. Išeidinėjom jau iš čia lauk. Ta prasme, 9 eurus sumokėjom už Vanesą, kad čia įeitų, mes nuo vakar datą turėjom bilietą. Nei pro kur to 9 eurų neverta šitą vietą, tikrai. Tai jeigu varysit, tada čiupkit arba tą 2 bilietą. Arba jau tik į tą pirmą. Arba tik į pirmą, nes čia tai, žinokit, tikrai, manau, ar matyti, net nebuvo ką filmuoti, tiesiog pridėta ten tų visokių nesąmonių, bet nebuvo čia vaibų. Ir žmonių, kaip Augi sako, čia beleka. Baisu. Neturėtų jie limituoti laikais, žinai, pagal valandas. Kaip kitose muziejuose būna, kad yra tam tikras skaičius, kiek tam tikrą valandą gali įeiti. Kažkaip galvoju, kad čia ilgiau užtruksim, bet nepagerino nuotaikos. Plano dėliojimui toliau tikrai nepridėjo kažkaip nieko stipriai, tai matysim. Einam, žodžiu, kontempliuoti. Prie Būduvos, va, zaibys, prie Vyčio.
O, aš dabar dar žiūriu čia. Parodysiu aš jums. Jūs tai nematot. Va, viešbutukas, kur aš šviečia saulė. Žiūrėkit. Tai kol kas dabar yra variantas, kad greičiausiai mausim kažkur į kurortėlį pačilinti. Tai dabar pagal viešbutį žodžių žiūrėsimės, sprendžiam klausimus. Jeigu randam fainą viešbutį su fainu basiku, čiumpam. Čia šiuo metu lietus prasideda, tai mes kaip visada esam bėgam nuo lietaus, tiesiog visada slepiamės. Nes žinau, kad Lietuvoje šiuo metu lietaus užtektinai. Tai visgi nutarė taryba, kelionių sprendimo taryba, kad žodžiu važiuojam į miestelį Ulcinis. Arba į barą. Arba į barą. Nu, ta miestelis barą. Pažiūrėk, tai irgi žiauru. Į barą ar taip varysim. Ir važiuojam jau iš Albanijos, tepam sulėdot atgal į Juodkalniją, nes mes iš jos ir išskrisim po poros dienų. Tai žodžiu, varom iš Albanijos, užteko Albanijos. Pažiūrėm, kas. Apie Albaniją padarysiu aš jums konspektą nulėkęs į viešbutį, kaip kas. Reportažas iš miestelio, kurio pavadinimo tikrai dar šiuo metu nežinau, pasižiūrėsiu rytoj. Dobro voda kažkoks, ją paimėm viešbutį už porą šimtų, 2 naktelės. Leiskit jums parodyti, kaip atrodo kas. Ogis šoka jau, va, žiūrėkit. Baseinas numeris 1 su vaizdu į jūrą ir šiuo metu saulytė po truputį leidžias. Baseinas po mumis numeris 2, kaip mato čia. Mes gyvenam va šitame name, ten mūsų per visą tą aukštarelį. Čia sporto salė, kurią mes dabar eisim pasportuoti. Bet labai gražiai atrodo toks itališkas vaibelis, tai 200 eurų šitas viešbutėlis 2 naktim. Ir šiaip tai wow, va iš šitos vietos, kaip bet iš ten atsistoji ir čia žiūri, tai belė kaip gerai atrodo šiaip. Nu aišku, gražu, va ten dar miestelis matosi tolumoje. Bandysime sportuoti, tikimės, kad sporto salė tipo bus gerai, bet pradėme matėm, kad sukrauti čia žiniai kažkokie ir 2 hanteliai numesti tik tai. 2 dviračiai, 2 hanteliai, jo tai. Irgi žiūrėjom svanės, ar kažkokie žiedlapiai, gėlių, kažką čia jie raugia, paskui nuodys visus. Nu, ten va džimukas, einam pačekinsim džimą visi kartu. Nerodysiu dabar jom. Pradžiai norim patys pažiūrėti, gal gėda bus rodyti. Norėdė jūs, eik sena, bardakas šitą. Mes turėsim susitvarkyti prieš norėdami sportu. Tai žiūrėkit, treniruoklis numeris 1. Toksai. Hantelių kažkiek turim. Čia vat presą daryti, tai kažką, dviratukas, bet biškiai aprūdėjo ekvipmentas. Pirtis yra. Yra pirtis, normali pirtis, garinė pirtis, dušas, tūlikas. Oi, susitvarkom salį prieš pradedant sportuoti, aišku. Gerai, aš pabiškį. Tu filmuok, nes man reikės sudėti čia džimo video tokį, kur taip žvėris mes. Nu, tai gal pasakysi, kokį čia proteinų kokteilį po sporto? Beržų sulas. Va, kaip skamba gražiai. Nu, o tu beržų sula? Ne, taip pat, ne, tai neskambėjo. Paimk kažkokį kojelį, normaliai, kaip žmogus. Nu, kaip žmogus, paimk, gražiai, tai kaip filmuoji, taigi, nu, kaip pasirodyk. Kad išslavinas. O, į akis reikia žiūrėti irgi. Aš tai taurės visada žiūriu. Paskui tai pakelėjau kaip... Tai va, po sporto vynelio. Atėjom pažiūrėti saulėlydžio, nes pagaliau turim tokią galimybę per šią kelionę sunkiai, šiaip su saulėlydžiais gražiais nepavykdavo niekada. Ta vieną kartą, kur matėt, tai su bunkeriu, kur buvom su vanesiuku, tai va tiek pavyko šį kartą sunkiai. Bet šiaip gražu labai iš tikrųjų. Wow. Miestas, gal, aišku, jūs nelabai nepritraukia jums čia tiek, bet jo. Eisiu jaučiu pasakyti kamerytę, kad padarytų saulėlydžio timelapsą, o mes išgeriam vynelio, eisim nusimaudyti ir eisim žiūrėti Euroviziją, šiandieną finalas. Žiauriai gražu.
senai tokią saulę mačiau. Sveikatėlė, Chebrytė. Už gyvenimą, už jūs, už laimę ir už viską. Koks užmurzinas, nu tas sporto salės gyvotas. Čia greičiausiai jau koks tai paskutinis arba prieš paskutinis kadras yra visų vlogų, tai aišku, pirmiausiai tai didžiulis ačiū visiems tiem, kas žiūrėjo. Nuo širdelės sakau, kad buvot visą šitą kelionę, o dabar galvoju, reikia gal šiek tiek padėlioti dar taškus ant ir palyginti tam tikrus dalykus, jau taip, kai kelionė į pabaigą. Šiuo metu dar tikslios kainos, kiek išleidom kelionę, aš nežinau, bet realu, kad dabar uždėsiu kažkur, nes jau vis tiek montuosi grįžęs po kelionės, tai žinosiu, kiek išleidom visko, pinigėlių. Juodkalnyje man patiko. Praktiškai viskas man čia patinka, išskyrus maistą. Yra valgomų dalykų, jo, bet aš nesuprantu, kaip jie jos gali valgyti čia. Tai, ta prasme, kiekvieną dieną riebi mėsą, daržovių jie neturi, nevalgo. Jeigu atneša daržovių, 3 skiltelės pomidoro bus arba 3 skiltelės agurko, kurios absoliučiai be skonio. Tas pats, kas laižyti močiutė kulną, kokį čiulptumą, kur atsisėdęs toks skonis. Aišku, nežinau, koks tas močiutės kulnas skonis, bet maždaug įsivaizduoju, kad toks. Gal net ir tas dar sūresnis būtų. Prieskonių kažkokiu, dar kažko nesitikėkit maiste. Iš maisto pusės tiek Albanija, tiek Juodkalnyje baisu. Žinokit, jeigu būsit 2 savaitės, mes norim grįžti į Lietuvą ir svajojame apie grįžimą į Lietuvą vien dėl maisto. Šiaip pabūčiau, bet tiesiog nori grįžti į Lietuvą ir valgyti normalų maistą. Parduotuvėse irgi nenusipirksit stebuklų, supragaitavę sūriai kažkokie dešros ir taip toliau. Manęs juokis, bet taip yra, ta prasme. Žodžiu, iš maisto pusės labai didelis yra atsilikimas, ypatingai mums atvykus iš, tarkim, ten, iš Europos tokios vietos, kur tikrai maisto mes turim belė kiek daug skanaus, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek kitose miestuose. Tai su maistu prasti reikalai, kainų atžvilgiu, Juodkalnyje yra brangiau nei Albanija, nes Juodkalnyje turi eurą ir euras daug ką čia labai keičia. Albanai irgi ima eurus, bet jie turi ir savo tas piškės, lekus. Tai tie lekai, žodžiu, kaina šiek tiek paspaudžia žemyn. Mažesniuose miesteliuose, kaimeliuose ir Albanija, aišku, yra brangu, nes žmonės tiesiog naudojas tuo, daro verslą iš to, aš lygiai tą patį daryčiau. Tai žodžiu, kaip pas mus Nido yra brangiau, tai ten pas juos irgi tipo tose kurortuose yra brangiau. Tai čia jo, klasik, normalus verslo modelis yra, tai čia nieko keisto iš tos pusės. Tai va, Juodkalnyje, tęsiant aviją toliau, viskas kaip ir nice, kalnai labai gražus, daug įvairių vietų. Žodžiu, šiaip Juodkalnyje man tikrai patiko, į Juodkalnyje grįžčiau, norėčiau atsivežti savo tėvus čia parodyti ir tikrai po kelių metų aš čia sugrįžčiau su mielu noru, bet Albanija, nahui, negrįšiu niekada. Jau rašiau Instagram'e šitą ir galiu pakartoti dar kartą. Mus ten atvedė iš esmės, kai planavom kelionę į čia. Mes ir pradėjome ją planuoti būtent nuo Albanijos, nes mus jie atvedė visi gražus rilsai, žydri vandenys, žydri paplūdimiai, ten gražu belė kaip. Ok, tokių dalykų gali rasti, bet ar tai yra verta? Jeigu, pavyzdžiui, varysit tik tai į Albaniją ir nevarysit į Juodkalnyje, tai jums Albanija tikrai atrodys graži, nes irgi gražus kalnai, gražus pakrantės, visa kita, bet kai mes atvarėm iš Juodkalnijos, kur pamatėm daug gražesnių vaizdų tenai, tai mums jau nebuvo to įspūdžio pirmiausiai. Kitas dalykas, sakau, ar verta tiek, tarsi į Graikiją gali nuvaryti, Ispaniją gali rasti tokį pat kurortų, visą kitą ir daug patogiau nuskristi, tai eismas, vairavimas yra tragiškas. Albanija šiaip jaučiasi iš tikrųjų, kad yra tokia, dar ne visai išprusus šalis. Tarsi išprusus iki mūsų lygio dar labai toli ir va tas dalykas jaučiasi tiek to vairavimu, tiek žmonių kultūra, bendravimas. Kortelė mokėt pamirškit, realiai vienetai vietų. Pradžiai teini klausia, ar neturit ką nors ten valgyti ar meniu, bet klausia, ar galėsim sumokėti kortelę. Parduotuvėse, pavyzdžiui, kainų niekur nėra, susidėję turėti parduotuvę pas kasininką, kad po vieną produktą tau nuskanuotų ir pasakytų, kokią kainą yra daiktas. Žodžiu, daug tokių dalykų bildinasi, kur tu supranti, kad tiesiog, nėra dabar dar būtina varyti tenai, iš tikrųjų, nežinau, gal po kažkiek metų dar labiau bus ir galima. Pūdingiausias dalykas, kurį mačiau Albanijai, tai buvo tas bunkeris, kur saugi buvom. Jo, jeigu manęs klaustų dabar, grįžęs į Lietuvą ir klaustų kas nors, ar rekomenduotų varyti Albaniją, tai aš sakyčiau, kad nerekomenduočiau. Kuras, beje, Albanijai euras 80, euras 70, euras 5, euras 8 matėm kurą. Juodkalnyje tikrai laimė ir Juodkalnyje verta varyti, o Albanija skau. Albanija graži, tik tai video, pažiūrėti ten reelsus visokius panų, kur nuvaro į upę pabradžiai iki Kelėnų. Namų turas. Tūlikas labai paprastas ir vonė. Vis dar iki šios dienos nesuvokiu, kaip nei Albanijai, nei čia neuždeda užuolaidos. Niekas. Visada būna viskas šlapia. Tada įeinam, turim salioną. Mes šiek tiek persatėm salioną, buvo stalas šitoj vietoj, mes jį
Perdėm čia, sofa buvo prie sienos, mes sofą persinešėm prie teliko arčiau, kad jaukiau būtų ir mes žiūrėjome Euroviziją vakar, tai mūsų spintos su Vanesa. 2 gulių lova, kurioje praleista yra 1 naktis. Ir va čia balkonas yra faina, kad labai didelis, fainas balkės. Čia va tas baseinas, pro kurį praėjom, čia tas didelis baseinas ant stogo. Tai iš lovos vaizdas irgi gražus realiai, ryte va be miegant, aš kiek įsivaizduokit, miegat jūs dabar mano lovoje. Pizdės, ne? Dar vienas miegamasis, kuris yra augio, tik tai čia yra toksai prikolas šito miegamoji, ne tas šviesas įmonį. Mes galvom, kad yra tamsu, bet nėra tamsu. Čia yra tiesiog galite gauti kamerį, va su tokiu vaizdu. Čia yra, žiūrėkit, siena. Kaip ir minėjau, visas šitas apartamentas mums kainavo porą šimtų euriukų, tai labai, manau, normali kaina. Na, čia tikrai dabar paskutinis kadras, paskutinį kartą matot mano snukį, tai visiems labai ačiū, kad žiūrėjot, kad buvo kartu šitą kelionę. Tikiuosi, kad jums patiko. Parašykit, ar man tinka tokius dalykus filmuoti, ar netinka. Na, kas čia klausi. Smagi kelionė buvo, tikiuosi, kad jums patiko ir pasimatysim kitoje kelionėje gal. Labai norėčiau rudenį nuvykti į Maroką. Porai savaičių pakeliauti po dykumas ir taip toliau, tai ten man pačiam asmeniškai labai įdomu, tai tikiuosi, kad ir jums bus įdomu, jeigu keliausim, o daugiau tai matysim. Nepamirškit pasubscribinti šito kanalo, nes šitame kanale bus kitokio turinio nei mano pagrindinėme kanale. Tai paspauskit subscribe, paspauskit like, pasidalinkit su Hebra ir ačiū dar kartą, kaip visada, ačiū. Didžiausias ačiū nuo manęs, nuo Vanesytės, nuo Augustėlio ir visų kitų. Tikiuosi, kad patiko. Šitos kelionės faktas, kad nėra žinant kaip ten Samoškas kelionės ar kitų, kur tiesiog varo ieškoti nuotykių. Šiaip, kai keliauji tryse, visai kitaip viskas ir vyksta, visai kitaip keliaujasi, tai bet aš tikiuosi, kad jos bent padeda jums suprasti šiaip esmę, kas vyksta aplinkui, jeigu planuojat patys keliauti, nuspręsti keliauti čia ar nekeliauti ir pamatyti dalykus ir taip toliau. Tai man atrodo, kad visai smagiai viskas čia praėjo. Jūs esate teisėjai, jūs nuspręsite, jums buvo smagu ar nebuvo smagu kartu keliauti su manimi. Jeigu nebuvo smagu keliauti, nu tai na. Kam aš čia filmuoju, tada nežinau, bet šau tokį dienoraštį. O dabar tradiciškai bučkis į kaktą reikėjo. Į kaktas kiaulų nekiškit.